Pirmiausia, aš labai norėčiau padėkoti tiek broliui Benediktui, tiek ir gerbiamai Nijoliai už tokį pranešimą, už tos pranešimus, kur pasimato žmogus, kur galima kalbėti ne apie tai, yra dokumentas, yra popierius tiesiog, ten šitą galėtume vardinti, bet žiūrėti žmogų. Ir turėti jį galvoj prieš susiduriant su tokio labai nedėkinga tema, tenai kaip yra dabartinės technologijos ir skaitmenos. Ten šitą taip, tai yra neišvengiamybė dėja šito gyvenimo ir kitas dalykas ir tam tikrą galimybę ilgesniam laikui išlaikyti tą medžiagą, su kuria teko dirbti ir tėvui Gidžiūnui ir kitas dalykas tą medžiagą, prie kurios mes patys norėtumėm prisiliesti. Tai šitas susijungimas, kai man nereikia grįžti prie biografijos ir dar vienas dalykas, aš baigiau skanuoti tik tai prieš 2 dienas. Tai įsivaizduokit, to laiko susipažinti nuosekliai su biografija, nebebuvo. Ten šitą reikėjo tiesiog sėsti ir pabandyti apibendrinti tą medžiagą, kurią mes turim ir pabandyti padėlioti, kaip galėtų jinai atrodyti, jeigu ją mes truputį išskirstytumėm ir kitaip sudėliotumėm. Tai čia yra turbūt archyvarų toks jau ir ypatingai dabartinių archyvarų šitą gyvenimas, kai nori, nenori, vis dėlto reikia prie tos patetikos grįžti. Ten šitą neišvengiama. Dabar yra kitas dalykas asmeniškai, kai aš žiūrėčiau, tai yra tokių asmenybių kaip dežavų, pasakytum. Persekioja visą gyvenimą ir atrodo ne vieną kartą ir ne vienu kampu užeini. Tenai į tą patį kambarėlį ir visą laiką tas kambarėlis kitaip skamba. Tenai su tėvo Gidžiūno darbu, ypatingai dėl chronologijos bažnyčių, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bažnyčių man teko susipažinti dar studijų laikotarpiu ir nepaisant, kad sovietmetis, bet tų galimybių šiaip ar tai buvo. Ir teko įvertinti ir kai kurios straipsnius, man tada teko dirbti prie konjunktūriškų temų, bet ačiū Dievui bent jau prie krikščionybės istorijos, prie reformacijos tematikos, radikalioji reformacijos kryptis. Ir kokia yra katalikų bažnyčios padėtis ir kokia yra protestantų padėtis tuo laikotarpiu. Ir iš tikrųjų su ta medžiaga pakankamai gražiai susikomponavo. Mano turima medžiaga susikomponavo ir su tėvo Gidžiūno medžiaga. Iš tikrųjų buvo įdomu šitą žvilgterėti. Nors kai kuriais aspektais aš mačiau, kad tėvas Gidžiūnas netikrai nebuvo matęs lietuviškosios medžiagos. Tai su ją neteko susidurti ir kai kur tokių lietuviškosios medžiagos trūkumas. Jis neišvengiamai persekiodavo išeivijos darbuotojus. Tai ir Zenonas Ivinskis skundėsi tuo pačiu, jeigu pažiūrėtumėm ir tie apgailestavimai iš Rabikausko pusės, iš Jatulio pusės, su kuriuo teko vienu metu ir susimatyti dar tenai, tai čia likimo tokia dovana ten šitą buvusi. Ir atrodo, vienu kartu susidūrė, viskas daugiau nebeturėsi ir kaip prie jo prieiti, galbūt nebereikės. Atvažiuoju dirbti į Telšių muziejų, tenai archyvas buvo nemažas, kaip tik tai to archyvo tvarkyti. Ir ką jūs galvojat, ten šitą išlenda pabrėžos dokumentai. Tai jų nedaug, bet pabrėžos dokumentų turi. Galvoju, čia yra iš tikrųjų lobis, gal tema ir nesusiriša su tėvo Gidžiūnu tuomet. Dar vienas žingsnis, 86 metai buvo, mes su Adomu Butrimu nuvažiavom į Žemaičių Kalvariją. Ten dar šusnelį pabrėžos dokumentų radom. Tai parsivežėm
Ir vat 91, turbūt po 91 metų buvo jau tenai, kai nugirdau, kad kažkas tai iš Lietuvos jau yra išvažiavęs šitą dirbti, tvarkyti su tėvo Gidžiūno darbu, su Pabrėža, tenai ten šitą konkrečiai. Ir sužinojau, aišku, ir kas, kad tai Irena Vaišvilaitė. Tenai savotiškai apsidžiaugiau. Tenai ten šitą, nes dirbant su muziejuje, aš jau buvau susipažinęs su Pabrėža ir va šita medžiaga, tai kai susipina ir pereina prie konkretaus žmogaus, kuris didžiausią įdirbį buvo turėjęs. Tenai natūralu, kad šitą su tokiu palengvėjimu galima sakyti, yra ir galų gale bus. Tenai taip ir buvo. Tenai ten šitą, bet kad vėl teks grįžti prie Gidžiūno, tenai ten šitą, aš negalvojau iki pat praėjusių metų. Tada, atsitiktinai, aš čia buvau, neatsitiktinai, atsitiktinis neatsitiktinumas, tenai buvau Kretingui ir pamačiau, kaip apgailestauja klebonas Saulius dėl Gidžiūno kauptų dokumentų. Ten nėra kaip suskaitmeninti jų. Tai aš jau tuomet išėjęs į pensiją, galiu padaryti. Tai skaitmeninom tiek Lietuvos valstybės istorijos archyvui, skaitmeninom ir valstybės archyvui. Tai ką nejaugi čia sunku yra paimti ir padaryti. Tai sutarėm, tai pirmą partiją mes išsivežėm pakankamai anksti šiais metais. Antroji partija šiek tiek užsigulėjo. Pas mane tai visi tie darbeliai, kurie gyvenime taip išpuola ten šitą, tai natūralu, kad jie šiek tiek sutrukdo šitą kartais ir gauni prisėsti jau tada, kada jau tikrai laisvas ir gali tam pilną darbą skirti. Aš galvoju, laiką skirti. Ir dabar galvoju, aš susidursiu turbūt ne tik tai su vienu archyvu, gal ten kas nors dar ir iš Vatikano bus ir panašiai. Aš nežinojau, ką aš ten konkrečiai turėsiu. Nes tėvas Gidžiūnas dirbo ir su ta medžiaga. Jis galėjo ir tenai būti. Bet kaip aš nustebau, kad visa medžiaga yra tolygiai iš vieno archyvo. Iš vieno archyvo ir labai nuosekliai surinkta. Dabar galvoju, iš kokio laikotarpio tai galėjo būti. Gal vėliau pasižiūrėsim, kai šitą pabandysim tą archyvą net sudėlioti į vietą, tą Bernardinų provincijos archyvą Krokuvai. Ten šitą pabandysim sudėlioti į vietas, kaip, aš manau, turėtų atrodyti eiliškumas šito tų knygų, kurios ten yra. Tai šiuo atveju iš tikrųjų tas susidūrimas ir tas dėka brolio tėvo Sauliaus tai iš tikrųjų privedė prie dar vieno susidūrimo jau dabar betarpiškai su Gidžiūnu ir su jo tiesiog darbo virtuve. Ir pasižiūrėti į tą darbo virtuvę istorikui, dokumentas yra viskas. Jeigu istorikas dirba be dokumentų, atsiprašau, jūs kalbate ne su tai žmonėm. Taip negalima. Jeigu yra tik tai kuriamos hipotezės, tada nieko gero iš to nebus. Iš hipotezių dar hipotezės kurs, nes reikės visą laiką atrodyti įdomesniam. O istoriko darbas yra pakankamai tylus, kruopštus ir visą laiką toks krapštytis ir kaip ten iš tikrųjų buvo ten, kad galima būtų kažką tai tikro atrasti. Šiuo atveju tas susidūrimas su tokiu archyvu, mane tai tiesiog nustebino, nes yra tolygų. Tai yra toks didelis pjūvis padarytas to archyvo ir labai kryptingas, nueita tik tai per Lietuvos didžiosios kunigaikštijos medžiagą. Tai liečia Lietuvos didžiosios kunigaikštijos pranciškonų istoriją. Tarp jų, tarp tų dokumentų yra ir medžiagos tiek Žemaitijos, tai tiek būtų Tytovėnai, tiek būtų ir
ir Kretinga, tenai tie būtų telšiai ir panašiai tenai. Tai šiuo atveju yra iš tikrųjų ten informacijos, kuri galėtų dar ir, sakykime, siauriau galima būtų pasižiūrėti. Laikotarpis, kurį apima, yra nuo 15 antros pusės iki 19 amžiaus daugiausiai, nors vienoje vietoje radau užrašyta ir 964 metai, bet aš ten šitą informaciją reikėtų tikrinti dar. Tenai man tiesiog bekopijuojant ir beskubant neliko laiko patikrinimai. Ten šiuo atveju tik tai viskas prasidės. Bet, o nukopijuoti jau reikėjo, aš nepajungiau jums, kad matytumėt, o nukopijuoti jau būtinai reikėjo. Aš čia įsidėjau tik tai nedidelį sąrašiuką tų knygų, tų darbų, kuriuos buvo parašęs tėvas Gidžiūnas. Vien jų straipsnių yra daug, yra tuos, kuriuos aš naudojau ir savo diplominiam netgi darbę, čia nėra, bet į tą paskutinę poziciją, į paryškintą poziciją verta būtų atkreipti dėmesį, nes tuo laikotarpiu gal šiek tiek anksčiau turėjo būtent tas suinteresuotumas tuo archyvu, kuris buvo kopijuojamas Krokuvoje, šitą kilti. 82 metais jau išeina produktas, bet ir prieš tai jis buvo dirbęs prie tos temos, tik tai galbūt ne su tais dokumentais, ten kurėjo. Ir čia, kaip matom, tik tai 15-16 amžius. Čia yra labai nedidelis pjūvis. Šiaip tai medžiaga iš Krokuvos archyvo leidžia kalbėti apie pranciškonų istoriją iki pat 19 vidurio, gerokai netgi ir po vidurio. Šiaip tai iš tikrųjų galima būtų ten surasti. O kopijuoti, skaitmeninti tikrai reikėjo ir čia klebono susirūpinimas iš tikrųjų buvo labai vietoj, nes fototechnika nėra amžina. Juostelės karts nuo karto turi būti persukamos, kaupiasi elektrostatiniai laukai. Ten šiaip tai reikia nuimti elektrostatinius laukus. Antras dalykas yra fotopopierius. Neišplauti ryškalai, fiksažai ir panašiai, jie taip pat duoda savo. Jie pradeda keisti popieriaus faktūrą. Ir dar vienas dalykas, jeigu kartais atsitiktinai kur gavo drėgmės, reiškia ir vėl keis. Ir va čia turim vieną iš tokių pavyzdžių, kai iš mikrofilmo daryta kopija, fotokopija, jinai jau keičia savo sudėtį ir nežinau, dar keletą dešimtmečių gali laikyti, bet ateina laikas. Suskaitmeninti galima, šiais laikais galima perkelti skaitmenas ir į akmens masės kompaktinius diskus, akmens masė, kiek Amerikos gynybos departamentas kalba, tai galima laikyti 1000 metų, daug dieve 500 metų, mums ir to bus gana. Tai šiuo atveju iš tikrųjų daug patikimesnė yra saugykla, negu kad sakykime, mikrofilmai arba fotopopierius. Tai ir ne tik tai tie dalykai, šitą yra dar vienas toks aspektas, aš čia nepažymėjau, nedaviau vaizdinės medžiagos, yra tie aplankai. Jie labai yra tokie specifiniai, įdomus ir labai geri yra, kai reikia dirbti kopijuojant dokumentus, jeigu reikia paimti atskirai nukopijuoti. Ten yra tiesiog aplankas, kuris užsilaužia metalinę plokštelę ir užsilaužia, įsideda kopijų šūsnelį ir vėl gražiai prisispaudžia. Tam kartu, jeigu jis laikomas lygiagrečiai, ten šitą horizontaliai, jeigu laikomas, tai jokių problemų nėra, ten gali ir gulėti. Bet jeigu jis kartais yra pastatomas stačiai ir vyksta kažkoks tai kratymas, tada tie lapai pamažu vis tiek išsijudina ir tada gali pabirti. Kai pabyra, jau tada sunku yra sudėti į vietas.
Tenai tai vieną tokį atvejį turėjom, ten aš gavau įvardinti atskirai pabiros, bet paskui aš suradau, kur tie 2 lapai turėjo būti įdėti. Ir šitą paruošiau tuos. Tai va, ir dėl šito dalyko, dėl tolesnio išsaugojimo, taip pat liktai, kiek matosi, šitą reikėtų vis dėlto skaitmeninti, reikėtų juos šitą turėti, nu, kiek patikimas visas mūsų darbas, kol pats žmogus šitą neprisidirba. Tenai Dievas tai saugo, bet šitas žmogus tai taip sugeba viską vėjais paleisti. Tenai ten šitą, kad net nežinai, o kaip čia bus su ta politika ir panašiai. Tenai ten šitą. Tai vat, šiuo atveju elektromagnetinio impulso problema gali būti toms skaitmenoms, kurios yra elektromagnetinių pavydalų saugomos. Reiškia, visi debesis ir panašiai yra nesaugus. Tenai ten šitą norint išsaugoti, bet ir vėl nuo karščio saugant, šitą nebijant elektromagnetinio impulso, čia aš kalbu apie branduolinio ginklo panaudojimą. Tenai ten šitą akmens masė yra patikimesnis dalykas. Tenai ten šitą, tai va, tai čia apie metodus. Dabar kaip yra sudėta į dėžutės. Pasižiūrėkit, kaip yra gražiai šitą atsispindi patys pavadinimai. Čia šitie pavadinimai yra duoti, tokia tvarka pavadinimų yra duoti pačio tėvo Gidžiūno. Acta Capitolorum, provincija Lituanija, 18 amžius ir romėniškai skaitmenim pažymima šitą, kokia tai yra knyga. Ir va šitą raidelę L dėja yra svarbiausia. Jeigu mes žiūrėtumėm archyvą, tai turėtų būti svarbiausia. Ir ne tik tai L, yra 2 V, yra kitos raidelės pamatysim. Mes šitą M raidę ir panašiai tenai, tai mes dar tą pamatysim truputį toliau. Tenai aš čia tik tai pridėjau, va čia 300 dpi, tai yra ta dalis archyvo, ta variantų kopijų, kuri toliau eis į paruošimą naudojimui. Dar ta paruoša, kuri būtų masiniam PDF formatu vienoj knygoj, kad galima būtų prieiti vienu failu, pasiimti, sakykime, visą tą knygą. Dar nėra paruošta, jinai tik tai dabar bus ruošiama, o šiaip tai yra paruošta ir archyvinis variantas 600 dpi. Tenai ten šitą, tai dpi taškų į colį. Tenai ten šitą. Tai šiuo atveju aiškumo, reiškia didesnė skiriamoji galia, galima daugiau išsididinti ir panašiai. Tenai ten šitą būtų. Čia tik tai tiek, kad aš paėmiau nuo vieno šitą varianto, nuo 300 ir pridėjau tik tai tiek, koks formatas ir kiek taškų tenai yra. Iš viso 12 dėžučių yra ir toj 12 dėžučių yra padaryta, yra sukaupta 15,5 tūkstančių lapų. Ten šito, tada dabar pabandykite įsivaizduoti, kiek reikia mikrojuostelių, kad galima būtų tokią apimtį nufotografuoti. Tai vienas dalykas. Ir antras dalykas, kiek reikia fotopopieriaus ir kiek tai kainuoja, kad galima būtų visą tai paruošti būtent šitose pavidaluose, kuriuos mes gavome iš tėvo Gidžiūno. Tai ir lėšos didelės, ir labai daug darbo reikėjo pergalvoti ir kaip paruošti, kad galima būtų išsaugoti, ir iš tikrųjų tai rodo ir tokį labai didelį atsakingumą. Ką galima būtų pasakyti daugiau. Čia aš šiaip tai tik tai praverčiu tas dėžutes, kokia jų dabartinė sudėtis yra. Tarp dokumentų, tų, kurie buvo nuskanuotų ir kelios knygos. Tarp tų knygų šitą čia yra išvardinta, buvo ir Valančius, ir Totoraitis buvo, ir Vijuko Kajalavičiaus knyga, ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės statutas 566 metų.
Ir kai kurių, kodeksą Babinovskio kodeksas, dabar kodeks medicensis yra išleista, tenai ten šito visiems yra žinoma, bet dėl to, kad ten buvo padaryta kopija nuo originalo, aš vis dėlto šitą dar nuskenavau ir čia pažymėta, kurioje dėžutėje yra, ten šitą, tai tos pozicijos. Kur aš galėjau surasti dabartinius atitikmenis iš interneto, tai paėmiau jau internetinius variantus, nebeskanavau. Tenai, nes jie yra ryškesni, kokybiškesni, jau parengti iš nuo dabartinių kopijų. Tai vat ir Kantako yra net keli straipsniai, tai yra surinkti visų tų tie periodiniai leidiniai, tai tie numeriai įdėti, ten yra nurodyta, kuriam puslapį yra Kantako straipsniai. Ir dabar pereiti prie pačio Bernardinų provincijos archyvo signavimo tvarkos Krokuvoj. Čia ir pas tėvą Gidžiūną buvo katalogas šito archyvo, čia nieko nuostabaus. Dabar tie katalogai, 3 dalys, yra prieinami ir internete. Ir ten yra su paieškos galimybė ir galima tiesiog susirasti, kur kokia medžiaga, tik tai vienas dalykas. Nėra detalizuota konkrečiai, kokia byla apie ką kalba. O vat tą, ką mes matėm užrašytą pas tėvą Gidžiūną, tenai tai buvo, jau tie pavadinimai kalbėjo apie konkrečią bylą. Tenai ten šitą, kurie eina, vat, bylų išvardinimo, bylų lygmenį, mes to neturim, tenai tame kataloge. Tai ten kokia yra tvarka, vat, kiek galima buvo suprasti iš Bernardinų provincijos archyvo katalogo, tai kad Didžiosios Lenkijos provincijos fondai buvo žymimi raide V, Vėlka Polska, tai B, čia nuo pirmosios raidės. Ir šitą žymėjimai buvo atitinkami V1, V2 ir taip toliau ir taip toliau. Mažosios Lenkijos žymimi raide, čia nepažymėjau, M, Lietuvos provincijos raide L. Todėl aš sakau, ten, kur yra toliau, ten yra pati esmė. Nuo kur į ką reikėtų galvoti apie tvarką, kad galima būtų surasti tvarkingą seką pagal dokumentus. Lenkijos rusiškųjų, galiciškųjų teritorijų provincijos fondai RGP šitą žymėme, ir čia pavyzdžiai pažymėti. O atskirų vietovių vienuolynų fondai, kurie jau nebebuvo, tuo metu arba buvo nutraukę egzistavimą, arba buvo pakeitę pavadinimus ir panašiai, reiškia, jų fondai buvo uždaryti, tai pirmiausia buvo pažymimi raide S ir po to pažymima pirmosiams trumpiniais tokiems, jeigu Bochne tai Bo, jeigu Bydgošius tai Bi, šitą jeigu Vilnius tai dviguba VI, jeigu Vitebskas dviguba VIT, Vitebsk, tenai ten šitą ir panašiai, tenai ten šitą. Tai dabar, bežiūrėdamas į tai, aš pabandžiau pažiūrėti, o kokią tvarką mes gautume, jeigu mes sudėliotume pagal tą archyvo žymėjimo tvarką ir tada priartinutume tas bylas, kurios ten yra, prie normalios sekos. Tenai, kad jie būtų vienoje vietoje neišskaidyti per atskiras dėžutes. Tai apie Lietuvos provincijai nuo 16 iki 19 amžiaus medžiaga yra. Acta Capituliorum provincijoje Lituanija. Tai, kaip matom, viskas Acta Capituliorum labai gražiai susidėlioja. Čia gavau iš kitos dėžutės vis dėlto paryškinta, kur yra, atkelti, parodyti, kad čia yra, sakykime, gali būti ir problema tenai, ir kur galima būtų susirasti ir kur reikėtų priskirti. Čia buvo ir kitoks truputį pavadinimas duotas. Tenai tai L14, o čia L3. Ir pagal eilės tvarką vis dėlto L14 čia dabar turėtų būti pirmoje vietoje. Tenai, nes čia yra nuo 1 iki 11 šitą eina dalis. Tai šiuo atveju rodo, kad jo pirmumą tarp visų kitų.
tas L Lietuvos provincija tęsiasi ir toliau, eina ir per tokie dienoraščiai, ten šitą būtų, ten yra labai dažnai apie vizitacijų duomenis, tenai pateikimi ir labai įdomus šitą dalyką ir iš tikrųjų ten reikėtų labai didelį dėmesį atkreipti ir atidžiai pastudijuoti. Tai atskira grupė ir vėl susiformuoja. Čia buvo automatinis tvarkos sudėliojimas tiesiog duotas pagal kompiuterį. Čia nebuvo šitą nieko tokio naujo. Ten šitą ne mano išgalvota, čia, sakykime, kažkas dirbtinai būtų. Toliau vizitacijos, jų nedaug, tenai vikarijos archyvai, vikariato archyvai 16-19 amžiaus irgi labai gražiai atsiskiria. Rusiškųjų provincijų, nes ten yra ir Lietuvos didžiosios kunigaikštijos vienuolynų atskirų. Tenai taip pat gražiai surinkęs, sudėjęs, viskas vienodai. Dabar Trakų vienuolyno dokumentai jau uždaryta, fondas uždarytas, bet Trakų, matom, yra bent jau 2 pozicijos, kur yra tik tai vienas dalykas, pirmoji dalis, aš šito reikėtų dar žiūrėti, bet šitą šiaip ar taip Trakų yra. Vilniaus dokumentai, Kretingos, Tytuvėnų ir panašiai atskirai nebuvo išskirta. Buvo visai kitose dokumentuose, juos reikėtų šitą peržiūrėti. Toliau Mažosios Lenkijos yra ir vėl juose yra pakankamai medžiagos, išskyrus galbūt taip. Digono chronologija, aš iš pradžių galvojau, gal aš rasiu internete, kur bus išspausdinta. Neišspausdinta yra po šiai dienai dar Digono šitą rankraštis. Tenai šitą. Tai va šiuo atveju Kretinga tai turi. Rusios jau turėjom, Trakų, viskas tvarkoja, Vitebsko irgi dokumentai. Ir Vitebsko taip pat buvo priskirta aš čia paėmiau vieną iš L, papildomai daviau, nes ten į vieną knygą yra įdėta ir iš ten, ir iš ten. Tenai todėl ir Vitebską pilnai mes ko gero ir turim. Tenai tai būti. Analai yra, jau čia buvo ir užsiminta, tenai šitą, kad šitą jie iš tikrųjų didžiai gerą dalį sudaro. Ir galima būtų pasakyti apie tėvo Gedimino darbą. Pirmiausia, kaip istorikas, aš pasakyčiau, jis dirbo labai nuosekliai. Mes labai nedaug turim tokių istorikų, kurie taip atidžiai sėdėtų prie dokumentų. Tenai tai visą kitą mes čia galim tiesiog, taip, čia yra žodžiai, tik tai ten šitą, bet tai iš tikrųjų yra nuoseklus darbas, taip ir turėtų dirbti istorikas. Krokuvos archyvas dabar Kretingui. Sveikinu. Ir Sauliau, atsiprašau, kad taip ilgai užtrukau. Dėkui Jums už pristatymą ir dar labiau reiktų padėkoti už tai, ką paskutinius žodžius tarėt, kad mes turime galimybę prie to prisiliesti. Su tuo galbūt darbuotis bus norinčių, galinčių ir sugebančių. O dabar ar yra koks nors skubus ir greitas klausimas? Nes jeigu taip. Tai dalykas apie Kretingo Ukrainoje, kad su Butrim paėmėt iš Kalvareis papiežiaus dokumentus, ko radus padėjot? Yra nuskanavęs. Visi tie dokumentai yra perduoti Žemaičių muziejų Alka. Jie iš karto buvo pervežti ir iš karto ten atiduoti. Tenai tai iš kur jie buvo rasti? Tai yra Mickevičiaus palikimas, kurio nepaėmė ne viena saugykla.
Nors prieš tai važiavo ir mes dėl visako tik tai nuvažiavom patikrinti šitą, ar yra dar likę ar ne. Buvo gyva jo Mickevičiaus sesuo, jinai šitą dar parodė, vat yra, nieks neima. Tenai, tai mes paėmėm, paprasčiausiai iškvietėm iš Telšių muziejaus autobusą. Šitą tą, ką sesuo leido paimti, mes paėmėm, pervežėm į Žemaičių muziejų Alkanų, tuomet Telšių kraštotyros muziejų, ten šitą ir ten ir yra po šiai dienai ir saugojama viskas. Tai manau, čia irgi bus peno kalboms. O dabar tikrai kvieščiau visus į žiemos sodą, puodelį arbatos, kavos ir tikiuosi, kad 5 valandą lygiai galėtume sugrįžti ir pratęsti mūsų pokalbius.